Italija, pradedame. Esame prie viešbučio, to atvažiuos mus paimti taksi, su architektais sėsime į jį ir važiuosime iki Bofi. Ten papasakosime, kas yra Bofi ir ką jie daro. Šiandieną važiuosime į Bofi gamyklą, suprojektuotą Piero Lisoni. Tai apžiūrėsime gamybos procesą, susipažinsime su įmonės portfolio. We work only on customer orders, so we make nothing for stock. When we receive the customer orders, we start cutting the raw materials, then we varnish them, and at the end, after some quality check, we assemble the cabinet, the unit, put on the doors, and package all the parts. When we have the kitchen complete with internal production part and something we buy from external, for example, some accessories, I can say, we ship to the customer. All this process you need 2 or 3 months. It depends from the complexity and the dimension of the kitchen. And we also saw that because of furniture is very expensive, you take a lot of care about transportation. You have those devices that track, whether the furniture was dropped. You can see the paint goes, it becomes like red. So you take a lot of time like packing all the furniture. We have a very attention to the package of our product. For the unit, but also for the top and so on. We have some attention with the paper we use to package, with the protection we put on the part of the kitchen and so on. Because for us it's very important. The product is very expensive, and it's very important that it goes to the customer, because we are Bofi and we make our our name. No? Bofi nowadays is a way of living. That is also our payoff. It means that Bofi is an inspiration. Bofi, it's always been a pioneer, starting from the kitchens, where we were the first to introduce to the markets new solutions that others are proposing just in the latest years. But nowadays, Bofi is also something more, because it's a group that is Bofi the Padova Group, that is made up of 3 companies. Bofi, that is producing systems, so kitchens, wardrobes and bathrooms. The Padova, it is a company focused on furniture and loose furniture, we can say. And the ADL, that is the latest acquisition in 2019, that is a company specialized in high-end doors and partitions. And is what everything is merged up together in a perfect way. Bofi has been working like for 90 years in the market, and comparing to the days before and right now, what do you think? What is the way in the future? Where will go the company group? What do you think about it? It's a matter of continued research. Of course, we have to look always to the future to understand where we will go. But we don't have to forget about the past. For us, the past is our, let's say, solid base, and is even the reason why, rather than introducing always new collections, we are trying to improve and upgrade the ones that we have in our range and that are our masterpieces. Na ką, Edita, tai pasivaikščiojom po šios nuostabus Alperino namus, Bofi. Šie namai, šis visas showroomas, ką jisai reiškia ir kas tau čia labiausiai patinka? Kas man labiausiai patinka? Sunkiausias klausimas. Turbūt, kas nepatinka, iš neišeina iš tikrųjų, tai man patinka visų pirma atmosfera. Tai yra gyvenimo būdas, ką deklaruoja Bofi ir Padovos grupė. Tai yra atmosfera, o kartu mažos detalės, į kurias lendi, žiūri ir atrandi tiesiog nuostabius pasaulius, kurie džiugina kiekvieną dieną ir džiugina žmonės, kurie įsigyja šios daiktus, džiugina mus projektuotojus, kurie projektuoja kartu su Bofi, nes, kaip sakoma, Dievas slypi detalės. Daugiau negu 1000 kvadratinių metrų, čia galima rasti įvairiausių dalykų. Kaip pavyzdys ir čia, virtuvė, papasakok daugiau. Atrodo tiesiog stalviršis. Čia atrodo tiesiog stalviršis, bet šitas stalviršis dirba ir kaip stalas,
kur atidarius atsiranda dviguba kriauklė, medinė dalis, tai yra mediena, šitas rainumas nėra dažymo procese atsiradęs. Tai yra taip vadinamas pelkių ąžuolas, kuris iš tikrųjų dūli pelkėse, jis yra ištraukiamas ir ta mediena veikia, reiškia vanduo, jis kažkur yra tamsesnis, šviesesnis, taip yra sudedama ir padaroma speciali faneruotė. Šita faneruotė yra tik tai Bofyje ir niekur kitur tokios faneruotės nerasi. Ne vienas turbūt svajotų turėti vyno kambarį tokį su aksesuarais. Visur estetika. Taip, visur yra estetika, vynui atidaryti, kokteilius daryti, susidėti vynus. Reiškia tie, kuriems nereikia šaldytuvo, tada Gaggenau visas šaldytuvų blokas, fantastiškas. O čia yra Norbert Wanden, tai yra vokietis, dizaineris, sukūrė šitą virtuvę, kuri yra virtuvė blokas. Iš esmės, vienos tokios virtuvės užtenka, kad joje būtų viskas. Tai yra praustuvas, indaplovė, žemas šaldytuvas ir kaitlentė. Viskas uždarom, turim visišką bloką, atidarome, reiškia, turime stalą, kur pietaujame. Prieš daugelį metų iš tikrųjų patys Bofy ir pasiūlė tokį konceptą, kad rūbinėje galėtų būti ir praustuvas. Kodėlgi ne? Ką mes matome, čia tokia nuostabi sistema integruota kartu su Bofy. Iš vienos pusės buvo medis, iš kitos pusės mes turim veidrodį. Ir, sakykime, vėlgi tie žaidžia per matomumą. Va šitoj vietoj mes, tarkime, pereinam ir matom kitas erdves. O čia atėjome iš šių metų visišką naujieną. Tai yra labai garsi architektė Zaha Hadid, projektavo virtuvę vienam New Yorko dangoraižiai ir po to Bofys pradėjo ją, reiškia, leisti. Šiais metais buvo išleista atnaujinta versija. Tai ką mes turime, tai nauja danga, tokia vadinama klei. Visur yra koreanas, tai yra tikrai labai kieta medžiaga ir, sakykime, čionais tikrai laikų bėgant neatsiras nei jokie įtrūkimai ir panašiai. Toliau, jeigu mes kalbam apie gartraukį, tai gartraukis yra iš to pačio marmuro. Tokia kaip maža detalė, maloni. Na ir kaip tu sakėjai, taurių gaudyklė. Taurių gaudyklė, taurė ties įranga. Tai yra ta nuostabi detalė, toks nusklembimas, labai Zaha Hadidiškas, nes Zaha labai mėgsta tokius aptakes formas, tokias plaukiančias. Tai visiškai atpažįstu šitoje virtuvėje jos tą tokį malonų, subtilų braižą. MDI tai yra mineralinė plokštė. Jinai turi savyje tam tikrus metalo, tokius kaip vadinkim siurelius, kurie reaguoja su indukcinė sistema ir padėjus puodą čia arba ten, mes galime gaminti neturint pačios kaitlentės kaip po tokios. O čia šita virtuvė tokia, kaip aš sakau, klasikų klasika vadinkim, visiškai pilnai marmurinė. Ir pasižiūrėk, va čia yra tas gražusis pakelimas. Tai yra pakilęs stalviršis, išplonintas ir visos šitos detalės, apie kurias aš visą laiką šneku, kad taip, gražu bendras vaizdas, o po to, kada praėjus žiūrėti mažas detalės, tai atsiveria vėl kitos perspektyvos. Šių metų iš tikrųjų, kaip sakoma, čia yra virtuvė karalienė. Tai yra virtuvė, kurią sukūrė Pieras Liusonis, pavadino 90-ieji Novanta, būtent su tą mintim, kad Bofy šiais metais 90 ir kai aš sakau, atrodytų, lyg tai viskas jau gyvenime yra sukurta ir vis dėlto tokios virtuvės man dar neteko matyti. Iš tikrųjų, nuostabi virtuvė ir pažiūrėk, kokio dydžio stalčiai, kurie yra su metaliniais karkasais, tai reiškia sveria. O dabar keliamės į De Padova Santa Sicilia showroomą. Keliaujam. Tai
kas tai per vieta ir ką šiandieną čia pasižiūrėsime? Randamės De Padova Bofi šorume. Tai iš esmės yra loftas kaip gyvenamoji erdvė, kurioje mes turėsime gyvenamąją erdvę lauke. Toliau turim miegamąjį, svetainę zoną, vonę ir žodžiu, visas tas erdvės mes pabandysim apibėgti. Esminis konceptas lauko yra toks, kad laukas susilieja iš tikrųjų su vidum. Tas pats Norbert Wangenas suprojektavo virtuvę, monobloką, kuris yra skirtas ir laukui. Viską, ką turi ir šaldytuviuką talpina savyje, ir turi šiukšliadėžiai vietos. Elizos Osino Honoré sofa, kuri praeitais metais pristatyta yra viduj šiandien, jau jinai yra išleista outdoorso versija. Tai laukas yra, kaip pasakyti, per didelius langus iš tikrųjų yra komplektuojamas su vidumi ir tai yra neatsiejama dalis vidaus interjero. Talking about yourself, what does Bofi mean to you? So in these 10 years that I'm working for Bofi, I would say that Bofi for me means research always of new materials, being always ahead of the time, bringing the trending because they're always ahead with the time. And we also see that we are like reproposing models from 20 years ago or the most iconic kitchen that is from 1972. It's still up to date. What about trends? What is trending right now in Bofi, like colors or materials this year? This year we have proposed a lot of red, orange tonalities, green, which is not that common for Bofi or De Padova. And this is also for our collaborations with other companies that are working on colors, on matching colors. Of course, we are always looking for new marbles, new stones, and another novelty is the composite materials. What would be your advice for our viewers, maybe your potential customers, like considering to go with Bofi, maybe in their office or in their house? What would be your advice? To choose Bofi, why to do that? To choose Bofi because first of all for the quality. We have clients that even after 20 years the kitchens are like new, and also the design is always contemporary. They can only just change the doors and not change the whole structure. And foremost because now with the group as we are, we can think of the whole house with proposing the same materials, same profile, so unity of a whole house. Pačią ekspoziciją pradeda keli objektai dizaino, kurie yra pristatyti šiais metais Milano parodoje. Tai Time and Style pastatomi ir taipogi yra versija ir pakabinamų šviestuvų, pamatysime kitoj pusėje. Ir su ryžių popieriu labai gražus lašo formos ir vadinasi lašas. Šitie šviestuvėliai tokie sukuria atmosferą. Ir pastebėjai, tarp kitko, kad šitoj visoje ekspozicijoje mes praktiškai neturime tų tokių prožektorių, kas yra tipiniam šorume. Praktiškai taip, mes turime iš esmės tokią visiškai naminę atmosferą su naminiu apšvietimu tam, kad jaust, kaip tie daiktai dirba, kokį metą netgi šešėlį, tas irgi yra labai svarbu. Kaip atrodo namuose, ne? Taip. Čia vėl ateiname į lauko, kitą terasą vadinkime, kas šiais metais pasipildė ir labai gražu iš esmės, kad atsiranda tam tikrų niuansinių spalvų. Ta prasme, nėra viskas juoda, pilka, balta, bet atsiranda tokios sudėtingos žalsvos, sudėtingos gelsvos. Kažkur, tai visa tai atsirado nuo prieš 2 metus. Į šitą kompaniją atėjo Paul Smithas, britų stilistas. Jisai atnešė su Everyday Life šitą kolekciją ryškias spalvas ir dabar ilgainiui tos spalvos jau praplinta ir per kitur, bet tokios ganėtinai sudėtingos. Čia naujiena šiais metais išleista tokia labai graži Albarezė linija, turi tą apvalų ratą ir po to atsiradus Elizos Orsinos versija šitų šviestuvų, kurie matai tokią turi liktai stiklo. Iš esmės mes į šviestuvą galime žiūrėti kaip tiesiai, kaip į tą jau nusileidžiančią saulę.
kad Edita daug skirtingos čia produkcijos ir vis tiek viskas taip gražiai į vieną visumą, žinai, susižaidžia. Žinai, kas yra įdomiausia, kad, pavyzdžiui, jeigu mes tą staliuką nueitume į pirmą aukštą, nuneštume, ar sumainytume, atneštume foteliukas, visą tai vykia, niekas nepabyra. Dėl to, kad tie dalykai, jie tarpusavį šnekasi. Tai yra daiktai, kurie vien su kitu labai puikiai dera, bet ne banaliai. Miegamojo zona atvira ir vėlgi, fantastiškas sprendimas. Reikia faktas miegamajam skirti daugiau vietos negu 15 kvadratų. Jo sofa, atsisėdimas, sofos spalviniai dalykai yra derinami per šitas duris. Tiesiog šito sofos spalva kažkur atsiranda šitoj poliesterio ilgoj spinteliai. Ir čia turime dušo kambarį. Tai yra naujas konceptas su sistema, kad neprabėgtų vanduo. Ir pritraukimas su magnetukais. Ir pritraukimas, taip yra. Tai čia gali būti ir garų, reiškia, pirtelės. Na, o dabar užsuksime į Listone Giordano, prie pat Depadovo salono, tai yra senas parketo gamintojas. Ten tikrai bus įdomu, einam pasižiūrėsime. So this is really an historical place. This was the limit of Milan at medieval time. And through this passage we had boat, and this was a coal and wood deposit. This is why we found it really interesting for us in terms of wood. The interesting part of the story is beginning in the first part of 19th century, between the two world wars. This was the restaurant of the journalist. For example, in 1931, we had here the first dinner of a new association born in Milan, GAR, Group Friends of Rationalism. So, meaning the meeting between industrial man and advertising man. You are in a special place for Milan because it's a sort of a place of design, where design is born. Hello, Monica. Hello. Nice meeting you here. It's a very nice introduction that you already talked about the company, showed the movie. We already feel, the heart that you're giving to this company. And I have a few questions. Like Listone Giordano, can you tell it about the history of that company? Yes, of course. Well, Listone Giordano, as the brand itself, was born in 1984. Listone Giordano is the name of the patent of this engineer floor that has been invented by our company. The company is called Margaritelli, which is the name of the family who started the business more than 150 years ago, and that is still in the market now, and it's one of the leading manufacturers for wood flooring in Italy, for sure, but also in Europe. And you mentioned quality in your presentations. Let's say we have like standard production and we have Listone Giordano. Where do you compare your company? Where do you position the company? Let's say that Listone Giordano is one of the leading company, not in terms of volumes, because we are not one of the biggest company in Europe, but for sure we are one of the leading company in terms of quality, in terms of innovation, because our company has been always for innovation. When we patented something that was not existing in 1984, the engineer floor was our patent, and also when we introduced the design in wood flooring. In 2006 we introduced design. We presented this project, The Natural Genius, in the Guggenheim Museum in New York, to introduce design as part of the surface of wood flooring that was not existing. Now, also from our products, you can see that design starts from the floor. You're talking from your heart. So, Listone Giordano, what does it mean to you, to Monica? It's a lifetime. I started to work with Listone Giordano more than 20 years ago. So it's part of my life. I share the values of Listone. I could never speak in a different way because it's part of me.
you're delivering your production also to Lithuania, so our true. viewers definitely can, check the quality or visiting here in Milano or in Edita's branch of Boffy de Padova. So it's very nice that you, gave your time, made that introduction for us, and best of luck to you and your company. Thank you. Thank you so much. Thank you, Monica. Thank you. Edita, nuostabi kelionė, daug įspūdžių, reikės laiko ir mums, kad viskas susisluoksniuotų, susigulėtų. Aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad yra galimybė dirbti su tavimi, su tikra profesionalė, neblėstančio tau kūrybiško įkvėpimo, įspūdingiausių projektų. Labai džiaugiuosi, kad su tavimi Būsto anatomija atkeliauja toks nuostabus turinys. Tai ačiū tau labai už viską. O aš dėkoju Jums tikrai už tai, kad ieškote, kas yra geriausia, tikite į dizainą, tikite į gerą dizainą ir į kokybę. Tai iš tikrųjų labai ačiū Jums. Ačiū tau. Ačiū dar kartą Jums už tai, kad sekate, komentuojate, spauskite laikus, prenumeruokite. Tai yra pats didžiausias mūsų vertinimas iš Jūsų.